Atsižvelgus į šiųmetinės oro sąlygas, tai yra puikus, sakykime, būdas užtikrinti rapsui alternatyvų maisto šaltinį. Ir ką mes pasidarom didelę naudą, tai pasidarom, kad rudenį nupurškę, mes prieš žiemą paruošiam augalą. Vienas dalykas, kitas dalykas, pavasarį nebereikia mum verstis per galvą, taikytis prie orų. Vienam produktui šitiek daug laiko skiri, tai manau, kad bus pats geriausias rinkoje. Tai net Ir nebejoju. dabar kokia anekdota. Sveiki, šiandien susitikom su Ryčiu, pasikalbėti apie didelius ir mažus rapsus ir galima suteikimo naudą jiem dar, ar ne, papildomą. Na, tikrai taip. Linas Agro krepšeliai yra tikrai puikus biostimuliantas Nutricia N. Tai yra, atsižvelgus į šiųmetinės oro sąlygas, tai yra puikus, sakykime, būdas užtikrinti rapsui alternatyvų maisto šaltinį. Tai kalbant apie Nutricia N, apie biostimuliantą, tai yra, kaip ir turbūt girdėjote, tai yra metilobakterija ir tai yra endofitinė bakterija gyvenanti augale. Vėlgi, metilobakterija ką tai sako? Tai sako, kad pati bakterija minta augalo iškvepiamų metilų ir puikiai funkcionuoja, dauginasi, kolonizuoja augalą ir pradeda fiksuoti azotą iš oro. Ryti, šiemet, kaip matai, gavom bonus vieną papildomą vasaros mėnesį, ar ne? Man labai patinka, augalam irgi labai patinka. Rapsai yra tokiais dideliais plačiais lapais ir tą, ką mini, tas produktas, Taip. Kaip tik turbūt būtent ir nori tokių plačių lapų ir kuo anksčiau atiduoti jį reikėtų, kad galėtų padėti augalui fiksuoti azotą nuo ankstyvų augimo tarpsnių, ar ne? Tikrai taip. Tai ir visi tyrimai mūsų tiek Europoje, tiek Lietuvoje parodo, kad bakterija išbuvusi kuo ilgesnį laiko augale atneša mums maksimalią naudą. Tai mintis ir yra ta, kad būtent šitas biostimuliantas galimas panaudoti ne tik pavasarį, bet galima panaudoti kaip ir šiuo momentu labai gražų rudenį, panaudoti iš rudens. Tai vėlgi ta metilobakterija, kaip ir minėjau, kolonizuoja augalą ir tame augale nitrogenezės proceso metu pradeda fiksuoti azotą iš oro. Vėlgi tada augalas išeina žiemoti ir pavasarį atsinaujinus vegetacijai, reiškia, pradėjus augti intensyviai vėl augalui, taipogi vėl pradeda jį kolonizuoti ir toliau dirba savo darbą. Papildomai, reiškia, nereikia įnešti. Jeigu vieną kartą įsinešiai. Tikrai taip, rudenį, jeigu įsinešiai, pavasarį nebereikia. Iš principo, aišku, jeigu labai daug biomasės nebeteko rapsas per žiemą, tada kitas klausimas, bet čia gal labiau klausimas, ar iš vis tokį pasėlį tada palikti. Bet šiaip jo panaudojus iš rudens bakterija kuo puikiausiai per žiemoja. Tai aš agrotechnologiškai matau tai, kad atsigavęs pavasarį rapsas su turinčia jau bakteriją lapose, ne, augale, jisai greičiau pradės fiksuoti azotą. Taip, pavasarį mes, kaip ir su visais turbūt preparatais, mes patenkam į tokią situaciją, kad mes gaudom orą, kaip sakau. Nes pavasarį būna naktinės šalnos, sakykime, ir šiaip darbai tada mes žiūrim galbūt labiau, kad važiuoti su herbicidu, važiuoti pasitręšti. Ir tada mums, sakykime, šitą darbą jau nebereikia daryti, nes mes jį padarom iš rudens. Mes, kaip sakant, eliminuojam dar vieną darbelį iš pavasarinių darbų ir persikeliam į rudenį. Sustiprinam augalą. Ir sustiprinam augalą, taip. Kad atsigautų pavasarį stipresnis. Tikrai taip. Dabar kodėl reikėtų anksčiau įnešti? Kiek pagal bandymus atlikome, jūs tikrai turit Corteva daug bandymų Europoje, kiek žinau. Taip. Kuo, kaip sakai, anksčiau įneši mikroorganizmus į augalą, tiksliau ant augalo, tuo didesnė nauda ir yra. Ten, kur yra ilga vegetacija, ilgesnė, ar ne, tuose augaluose. Taip. Tai ne vien tik tai rapse, ne ką mes kalbam, bet žinokit, kad pavasaris vėl ateis, ar ne? Neišvengiamai. Neišvengiamai. Tai tose augaluose, kurie yra ilgos vegetacijos, ypatingai jisai yra naudingas. Taip, aš dar kartą pasikartosiu, kad kuo bakterija ilgiau išbūna augale, tuo didesnę naudą jinai atneša. Ir iš principo, vėlgi, kas yra gerai su šito produktu, kad mes turim labai lankstų panaudojimą. Nepanaudojam rudenį dėl kažkokių tai susikloščiusių sąlygų, sakykime, ar tai orų, ar tai dar kažkokių kitokių, mes visą laiką galim ją panaudoti pavasarį. Vėlgi, bandymų rezultatai rodo, kad tiek rudenį, tiek pavasarį panaudojus, tie rezultatai būna derliaus prasme, derliaus priedo prasme, būna labai, vienodi.
Ir ką mes pasidarom, didelę naudą, tai pasidarom, kad rudenį nupurškę, mes prieš žiemą paruošiam augalą. Vienas dalykas, kitas dalykas, pavasarį nebereikia mums verstis per galvą, taikytis prie orų. Paprasčiausiai panaudojam produktą tinkamu laiku. Dar lygiai pasakyk, kaip su maišomumu, su kitais pesticidais, purškiamais, su mikroelementais. Taip, tai šitas produktas iš tikrųjų tai maišosi su nemažai produktų esančių mūsų rinkoje, bet dėl maišymo tam, kad neišsiplėsti ir nevardinti visų produktų, tai ateikite į mūsų puslapį į corteva.lt, užeikite į biostimuliantų skirsnį ir tenais yra visas sąrašas produktų, su kuriais tas produktas maišosi. Labai gerą klausimą iš tikrųjų palėtėjai dėl pačio panaudojimo, tai aš tik dar kartą norėčiau priminti, kad šito produkto norma yra 333 gramai į hektarą. Tu pats sugalvojai tą normą? Ne, normą ne aš sugalvojau, mūsų technologai sugalvojo, tai ta norma yra tokia, kokia yra, iš tikrųjų yra patogi. O kodėl tie 666, pavyzdžiui? Tai todėl, kad 333. Ir vėlgi, rekomenduojame naudoti šitą produktą su 200 litrų vandens, tam, kad mes pakankamai turim apipurkšti augalą. Taip. Gerai, Ryti, ačiū. Turbūt vienam produktui šitiek daug laiko skiri, tai manau, kad bus pats geriausias rinkoje. Tai net nebejoju. Ir dabar kokią anekdotą. Ne, stenkimės išlikti rimti. Gerai, būtim rimti. Iki susitikimų. Iki greito.